šiek tiek buvom šiandien nustebinti grumtynių žaidimų vairo komandos, tai va šiek tiek jie toj vietoj daugiau pasiruošė, bet toks regbis ir yra ir, sakykime, ta pati lyga, kad mes turim tobulėti, pamatėm savo silpnas vietas, turim stiprinti gynybą prie grumtynių ir sakykime, taip žiūrėti. Tuo ruoštų jie tokias pat išvadas darys ir tikriausiai stiprins Vėrio poziciją. Viskas yra gerai, mes žaidėm gerai, tik tiek, kad pridarėm klaidų tokių šiek tiek. Ir mums dabar sunkus etapas, mes neturim žmonių, kas žaidžia, varžovai 3 komandos susijungia į krūvą ir jie turi milijoną žmonių, mes jų neturim, tai nėra ko pakeisti tų žmonių mums. Ir iš vis neturim ko pakeisti atsarginių žaidėjų, tai trumpą suolelį tą turim. Šiaip tai kovą mes nepralaimėjom, mes kontroliuojam kamuolį 70% laiko, tai tik tiek, kad 3 kvaili žeminimai, ką varžovai išnaudojo mūsų klaidą gynybai. Ir šiaip mūsų žaidimas buvo geresnis. Bet kai ką, laimėt tie, kurie daugiau taškų pelno, tai mes blogiau gynėmės. Ir to reikia pasveikinti varžovus čempionais. Ir tiek. Surinkti visą sudėtį, išlaikyti visas likusias treniruotės. 8 atskiras turėjom per tas 2 savaitės ir stengiamės išlaikyti žaidimo braižą, kurį treneris mums per visas treniruotės paišė darė ir tiesiog pasiekėm pergalę, reiškia, pavyko, nors savo komandos žaidimų nesame patenkinti, tikėjomės geriau sužaisti, bet pergalė yra pergalė. Kaip žaidimų, tai panašiai tikėjimais. Rezultatai, kaip visą laiką, aišku, visą laiką norim laimėti, bet šiai dienai svarbiausia buvo padaryti viską, ką galim, o rezultatas koks jau bus toks. Ir ką padarėm tą. Nustebino kam nors, būtent Valtrekso komanda, ar būtent kažko to ir tikėjotės tiesiog palankesnio rezultato, būtent žaidimo prasme, ar kam nors nustebino šiandien? Mane asmeniškai nieko nenustebino. Viskas tas pats, tie patys lyderiai, tie patys žmonės pelno taškus, paprasčiausiai mūsų gynyba gal pasiėmėm blogą poziciją ir praleidom, o naujo nieko, viskas tas pats. Norėčiau visiems padėkoti žiūrovam, kas mumis palaikė. Šiandien buvo superinė atmosfera stadione ir superinis stadionas. Tai ačiū organizatoriam, ačiū žiūrovam, kad mumis palaikė. Daugiau aišku, be mūsų rėmėjų nieko nebūtų. Tai visiems rėmėjam ačiū, kad gelbėjat, padedat ruoštis ir palaikot mumis.